Sveikinuosi su jumis iš Budapešto. Štai čia gyvenau, tokiame sename name, bet įrengtas labai tvarkingai butas. Dabar skubu link geležinkelio stoties ir šiandien važiuoju į Slovėniją, Liublianą. Visai netoli, kur buvau apsistojęs, yra parkas padarytas toks viešas. Noriu susirasti spalvotus karpius. Turiu jiem lietuviškos duonos. Neturiu laiko šiandieniais grožėtis. Vakar čia praleidau porą valandų šioje vietoje. Man traukinys už 40 minučių, o nueiti iki stoties reikia 25 minučių. Tai netempiu gumos, einu. Pasižiūrėjau, kad viešuoju transportu 20 minučių gaunasi, tai nevažiuosiu, nueisiu tiesiog. Budapešt dėlį traukinių stotis reikalinga ir bandau susirasti, kur čia eiti. Niekada nesu buvęs. Laiko liko 15 minučių iki traukinio. Stoties laikrodžiai blogai rodo, atsilieka 15 minučių. Viskas paprasta pasirodo, tiesiai išeini link platformų. Beliko tik susirasti, iš kurio kelio išvažiuoja traukinys. 246 traukinio numeris ir kelias 6, 5, štai ten 6. Kelionė netrumpa, truks apie 7 valandas. Yra ir senesnio tipo vagonai. Pats paskutinis tai toks jau naujoviškas, o visi kiti tokie senesnio tipo, bet gerai atsidaro langai, tai bus netgi įdomiau. Man iš tikrųjų tuose senesniuose vagonuose yra įdomiau keliauti negu naujausiuose, kur nei langai atsidaro, visur tik kondicionieriai. Šiandieną mano tikslas yra pasiekti Kroatiją, Zagrebą, todėl Liublianoj neapsistosiu, paliksiu ją sekančiam kartui apžiūrėti tą miestą. Skaičiau, kad gražus miestas, bet man reikia skubėti į Kroatiją ir iš Liublianos važiuosiu į Zagrebą vakariniu traukiniu. Atstumas nedidelis, man atrodo, apie 1,5 valandos kelio lygtais. Štai šis mano vagonas. Labai gerai langai atsidaro. Einu, susirasiu savo vietą. Na, tik nemačiau, kad būtų vagonas, kur galima užeit pavalgyti. Kažkodėl nėra, nors kelionė tai ilga. Gaila, gaila. Štai tokios kupė vadinamos, nu čia ne kupė, čia skyriai 6 vietų. Pajudėjo traukinys iš Budapešto Deli stoties. Šiek tiek pakomentuosiu, būdamas už kadro, nes neturiu mikrofono, nelabai galiu garsiai kalbėti prie daug žmonių. Ir miesto beveik nesimato važiuojant. Štai tunelį pravažiuojam, visada malonu pravažiuoti tunelį, kai matai šviesą tunelio gale. Atvažiavome į stotį, kuri yra miesto pakraštėje, gana tokia stotis didelė ir daug laukia keleivių į šį traukinį. Vagone dar buvo laisvų vietų, manau, kad dabar jau jos ir užsipildys. Išties man pasisekė, nors yra daug keleivių, kurie vos nesistumdo alkūnėmis, bet pas mane kažkaip neatsisėdo. Važiuoju tik tais dviese visam skyriui. Užėjau į tualetą pasižiūrėti, kaip tualetas atrodo.
Tualetas pritaikytas grinai vyrams, nes nėra net užrakto, kaip užsirakinti, jau moterim ne kažkas čia sėdėti. O aš tai bandyčiau kažkaip tai koją įrėmęs atlikti reikalą. Bet jau rimtų reikalų, tai jau geriau čia jame nebūti, nėra užrakinimo. Neaišku, kaip vanduo pasileidžia, nelabai suprantu. Turbūt nėra to vandenio šioje vietoje. Popieriaus tai daug pridėta, bet čia gal vanduo, va. O, yra. Nu ir ką, spaudi pedalą ir nuleidi vandenį. O taip veikia senovinė technika. Oras geras, šiltas, smagu pabūti prie lango. Stotis netoli Budapešto, daug išlipo keleivių ir viena keleivė įlipo. Važiuojam toliau. Netgi įdomu, kad čia per miestelį stotis tai atrodo labai graži, daug gėlių yra išpuošta stotis gėlėmis. Varpalota. Iš tikrųjų daug keliaujančių yra žmonių, ne visi važiuoja iki galo, kaip važiuoju aš iki Liublianos, daug kas turbūt išlips pakeliui, nes yra daug gražių vietų Vengrijoje, kur galima tiesiog nuvažiuoti ir pasižiūrėti. Ir šis stotis jau tokia didesnio miesto. Traukinys labai ilgai stovėjo, pasirodo buvo tam priežastis. Vienam keleiviui pasidarė blogai, tai atvažiavo greitoji, tą keleivį su neštuvais išnešė į tą greitąją, lagaminus įnešė ir dabar mes vėluosim, nes traukinys prastovėjo maždaug apie valandą laiko. Ir malonus man tas garsas bėgių trankymuose, kažkaip įstrigęs nuo pat vaikystės, tai patinka. Miestas Zalaegerszeg, Vengrijos pakraštys. Na ir yra tokių senovinių vazonų, kur gėlės auginamos. Pas mus būdavo tokie irgi sovietiniais laikais. Pakeitė lokomotyvą į kitą pusę. Lokomotyvas dabar yra Slovėnijos ir važiuojam link Slovėnijos. Taip pat ir konduktorius jau pasikeitė, bilietus anksčiau tikrino Vengrijos konduktorius, dabar jau Slovėnijos konduktorius tikrina per naują. Na ir greitis tokis jau pasiekiamas visai neblogas, kai tokiam traukiniui, kuris nėra greitasis traukinys, kartais greitis būna apie 100 km per valandą. Ir privažiuojame pirmą stotį Slovėnijoje. Štai tokia malonė aplinka važiuojant, vėjelis pučia, šilta ir tokie įdomus yra traukiniai Slovėnijoje man nematyti, įdomus modeliai. Toliau važiuojant labai graži gamta ir prasideda kalnai, jie nėra aukšti, bet gražūs kalnai.
daug žalumos. Iš tikrųjų turėjau važiuoti iš Budapešto, planavau važiuoti tiesiai į Zagrebą, pralenkdamas Slovėniją, bet planuojant kelionę paaiškėjo, kad tiesioginis traukinys nevažiuoja į Zagrebą. Taip jisai važiuoja, bet šiom dienom, kad aš dabar keliaunu, jis nevažiuoja ir reikėjo kelionę pakoreguoti, kad pro Liublianą būtent papulti į Zagrebą. Ir matosi graži Slovėnijos gamta. Slovėnija yra viena iš tų šalių, kuri yra beveik pati žaliausia pasaulyje, daugiausia yra miškų, virš 50% visos teritorijos dengia miškai. Taip pat yra labai daug pilių Slovėnijoje, turbūt šioje šalyje daugiausia pilių visame pasaulyje pagal plotą. Iš viso Slovėnijoje apie 500 pilių yra, tiek visokių senų, tiek sugriuvusių, tiek nesugriuvusių. Ir viena pilis atitenka maždaug 25 km ploto. Na ir yra daug upių Slovėnijoje, ne visas sugebu taip greitai nufilmuoti, nespėju kartais, bet ne vieną pravažiuojam ir manau ateityje dar pamatysime daug gražių vaizdų, daug upių, kalnai, kriokliai. Slovėnija taip pat yra viena saugiausių ir gražiausių šalių pasaulyje. Tiesiog pasižiūrėkime į šiuos gražius vaizdus keletą minučių. Ir neina atplėšti iš tikrųjų akių nuo tokio gražaus vaizdo. Pastebėjau iš tikrųjų daug labai keleivių, kurie išėjo iš savo vietų ir stebi visą šį grožį. Ir šalia tokios gražios gamtos toks aukštas yra bokštas, nežinau kokia jo paskirtis, bet aš turėjau labai daug užlenkti galvą, kad pamatyti šį bokštą, patį viršų jo. Ir štai toks grožis. Mane labai nustebino, aš nesitikėjau tokio maršruto gražaus, kažkaip galvojau, kad bus daugiau toks paprastesnis, kur tarp daugiau lygumų tas maršrutas, bet tai, ką matau dabar, tai yra tiesiog fantastiška. Tikrai nesigailiu, kad pasirinkau šią kelionę būtent važiuoti per Slovėniją, netiesiai į Kroatiją, nes pamačiau labai daug gražių vaizdų. Privažiuojame jau Liublianos pagrindinę geležinkelio stotį ir toliau man reikės keliauti į Kroatiją. Na štai žiūrovai,
Pravažiavau labai gražų maršrutą. Tiesiog net nesitikėjau, kad Slovėnija tokia graži. Man labiau patiko nei Bulgarija. Tie tokie vaizdingi kalnai, upės, maršrutas nuostabus. Sako, vienas gražiausių maršrutų yra Juodkalnijoje, bet šis taip pat mane labai sužavėjo. Dabar turiu skubėti į traukinių stotį ir pasiklausti, koks reikalas yra su bilietais iki Zagrebo. Nes šis traukinys pavėlavo apie valandą laiko ir nežinau, ar aš į Zagrebą spėsiu nuvažiuoti traukiniu, ar nereikės man autobusu važiuoti. Čia takai visokie, aš net nežinau, kur tas stotis randasi. Liubljanoje aš nenakvosiu. Nakvynę esu pasiėmęs Zagrebe. Būtent noriu į Kroatiją šiandien papulti. Čia gal stotis bus, einu žiūrėti. Mano yra dabar tikslas Kroatija ir rytoj važiuoti iš Zagrebo į Splitą traukiniu. Nusipirkau bilietą, kainuoja 9 eurai iki Zagrebo. Traukinys išvyksta, taip, žiūrau, 18:36. Dabar jau po 6 valandų reikia man nueiti į 12 kelią. Tik 9 eurai tarptautinis. Man patinka kainos šiuose šalyse traukinių. Ir va dabar važiavau iš Budapešto į Liubljaną, 7 valandos kelionė, patogus traukinys, viskas gerai ir tik 16 eurų kainuoja bilietas. Kodėlgi nekeliauti? Ir dar tokie gražūs maršrutai. Taip, 12 kelias. Neradau 12, perėjau visai kitą pusę. Užsikalbėjau su jumis, brangūs žiūrovai. Bilietų šitų internetu negali nusipirkti, turi pirkti kasoje, kas blogiausia yra. Aš jau būčiau turėjęs nuo anksčiau, bet nėra galimybės tokios kažkodėl. Vietinis eismas Slovėnijoje prieinamas internetu, pirkti gali ir taip toliau, bet į kitą šalį, va, pavyzdžiui, Kroatiją jau neparduoda. Miesto praktiškai nemačiau, galvojau, anksčiau atvažiuos, tai nueisiu, dar yra labai graži traukinių muziejus, gražus yra netoli traukinių stoties, bet jau dėja laiko nebeliko. Aš pats visur bėgiau, net šiek tiek uždusau, belakstydamas, kol radau tas kasas, pačiam gale, pačiam gale kasos. Bet svarbiausia, bilietą turiu. Važiuoja ir Flix visokie autobusai, labai dažnai su jais kainuoja 25 eurai. Traukinys šiek tiek vėluodamas atvažiavo ir reikia susirasti savo vietą, nes ant bilieto nėra netgi parašyta, kuris tavo vagonas, nei kuri vieta, tai tiesiog kur pamatai vietą, ten ir užėmė ją. Ir aš tiesiog pamačiau, kad vienas skyrius beveik laisvas, tik 2 žmonės yra, atsisėdau, na ir šiek tiek pasigailėjau, kad pasirinkau šitą skyrių, nes labai tokie žmonės važiavo ekscentriški. Vienas apsigaubęs kažkokiom paklodėm ir užtiesalu, visą kelią kosėjo, gana nemalonu buvo šalia jo būti, o kitas žmogus, kroatas, visą kelionės laiką jisai kalbėjo per garsiakalbį su žmona ar su drauge. Tai iš pradžių viskas gerai būna, po kiek laiko pradeda erzinti tos kalbos, kada tu visada girdi ir mikrofoną įjungęs ir atrodo lyg būtai jų kambaryje, jų virtuvėje ir dalyvautai pokalbį. Adresu imam. Pats maršrutas taip pat yra gražus, labai daug maršruto tęsiasi tuo pačiu maršrutu, kuriuo ir atvažiavau, ir paskui jau traukinys nusuka
link Kroatijos, bet iš pat pradžių matosi tas pats maršrutas, upės, kalnai tie patys ir pradeda temti, todėl nelabai tas gražus vaizdas jau gaunasi. Tuo labiau, kad šiame traukinyje neatsidaro langai ir negalima taip ryškiai visko nufilmuoti, bet galima pamatyti, kad išties vaizdai labai gražūs ir aš vis tiek renkuosi geriau juos žiūrėti, negu sėdėti savo skyriuje ir klausytis pokalbio. Sustojimas Dobova. Keičia lokomotyvą. Dabar esu prie Kroatijos sienos. Paskutinis sustojimas Slovėnija ir toliau bus jau Kroatija. Traukinys vėluoja apie 40 minučių. Kaip ir sakiau ne kartą ir pasakysiu keliaudamas, tu niekada nežinai, ką sutiksi. Kokius žmonės ir ypač keliaujant traukiniais. Tai tenka visokių pamatyti žmonių įdomių tokių. Važiuoja lokomotyvas jau, galima gana greitai viskas vyksta, sėsti į traukinį ir važiuojam iki Zagrebo. Štai ir Zagrebas, Kroatija. Traukinys šiek tiek vėlavo, apie 40 minučių, bet viskas gerai. Reikia įprasti, ypač Balkanų šalyse, tai traukiniai dažnai išvis vėluoja, bet man tai nesudaro sunkumų, viskas tvarkoj. Apibendrinam šią kelionę šiandienos. 9 ryto išvažiavau iš Budapešto. Liubljanoje buvau prieš 6, na ir dabar kažkur be 15:10 vakaro jau esu Zagrebe. Visa diena kelionės, jaučiasi šiek tiek nuovargis, einu į kambarį, pailsėsiu, o rytoj lauks jau kita kelionė iš Zagrebo į Splitą. Turėtų būti įdomus maršrutas. Todėl prenumeruokite kanalą ir jeigu jums patinka tai, ką aš darau, kokius video kuriu, paspauskite, kad jums patinka, palaikykite mane tokiu būdu ir pasimatysime sekančiame video. Gerų kelionių, kaip visada, likite sveiki, ate.